Lapkričio 14 dieną 23 val. 21 minutę Saulė ims judėti paskutiniais 7 Skorpiono ženklo laipsniais. Didžiausia tamsa prieš šviesos metą. Paskutinė šiemet superpilnaties išvakarės. Iki lapkričio 21 dienos kiekvienas patirsime magiją savo kasdienybėje. Per gylį žengiant į save, per emocijų protrūkį, baimės ir nerimo šešėlius, troškulį ramybės, tylos, savasties. Didžiausių transformacijų metas ant slenksčio. Viskas taps aišku, akivaizdu, ranka pasiekiama, kūnu jaučiama. Gali skaudėti, o gali ir įkvėpti, nustebinti. Kiekvienas savaip išgyvensime gyvatnešio misterijos sudegusio kelio pagal graitų mitą apie Fajetoną, juodojo mėnulio apraiškas. Nuo lapkričio 21 dienos 21 val. 56 minutės Saulei perėjus į optimistiškąjį Šaulio ženklą, 7 paras iki lapkričio 28 dienos mus apšvies visata deimantinė šviesa. Žinoma, jei sudegusi kelią įveiksime be susireikšminimo, puikybės, pavydo, jei neskubėsime švęsti, linksmintis, be saiko vartoti, jei būsime atidesni ženklams. Kokį bent vieną iš jų pastebėjai šiandien? Juk visata nuolat kalba su mumis. Ar pastebi?